Tai kaip dabar trumpai ir aiškiai parašyti apie tai, apie ką yra rašomi stori vadovėliai? Mano galvoje įkyriai ratus suka tokia mintis. Ir sėdžiu, spoksodama į ekraną, liktai nusivylus, liktai sudirgus. Ir nerašau. Nors juk žinau, ką norėčiau parašyti. Visa šita situacija pati savaime yra minties galios, o šiuo atveju ir minties žalos pavyzdys. Nes būtent mintis mane stabdo nuo rašymo. Visą šitą veiksmą apibūdina kognityvinis modelis. Sąvoka kognityvinis yra kilus iš lotynų kalbos. Lotynų kalbos žodis kognicijo reiškia pažinimą, ištyrimą, mąstymą. Apie kognityvinį modelį dažniausiai kalbama kognityvinės elgesio terapijos paskaitose ir sesijose. Žinau, staigmena. Trumpai tariant, kiekvieną kartą pagal šį modelį trileris vystosi štai taip. Pirma, nutinka tam tikra situacija, kuri kada nors buvo svarbi ir dabar ją atpažįstam kaip tokią. Ji gali būti panašiai į kitą, joje gali dalyvauti panašus arba tie patys žmonės, gali būti kokie nors elementai primenantis tą kitą situaciją, žodžiai, žmonės, aplinka ar dar kažkas. Pirma yra situacija. Antra, ta situacija sužadina tam tikras automatinės mintis. Automatinės jos yra todėl, kad lyg išnyra iš niekur, prie jų neprieinam logiškai, siekdami kažkokią tai grandinę, šokdami nuo vienos minties prie kitos, jos mus tiesiog ištinka. Tokių minčių turime daug, ir pozityvių, ir negatyvių, ir kartais jos iš tiesų būna visai neigiamos, neadekvačios, nepagrįstos, katastrofiškos ar kitaip iškreiptos mintis apie save, pasaulį arba ateitį. Neigiamos jos todėl, kad jos yra neteisingos. Trečia, automatinės negatyvios mintis sukelia negatyvius emocinius išgyvenimus. Pavyzdžiui, valgant spurgą ir galvojant, aš visiškai neturiu valios. Čia automatinė mintis gali apimti emociją, neviltis ir liūdesys. Jeigu paminėta negatyvi mintis jums sukelia džiaugsmingus emocinius išgyvenimus, tai atskiras atvejis ir visai atskiras įrašas. Toliau, negatyvūs emociniai išgyvenimai yra netinkamo, neadaptyvaus ir kitaip nenaudingo žmogaus elgesio priežastis. Pavyzdžiui, minti aš visiškai neturiu valios, seka ne džiaugsmingai geriamas arbatos puodelis ir skambutis draugui, o likusių 9 spurgų suvalgymas ir ašaros lovoje. Situacija, automatinė mintis, emocija, elgesys. Kognityvinės elgesio terapijos metu siekiama identifikuoti tokias žalingas situacijų, minčių, emocijų, elgesio grandinės ir jas keisti. Ieškant argumentų, mokantis naujų įgūdžių, repetuojant vertingą elgesį, pasiruošiant įvairius paruoštukus tom pavojingom situacijom, kuriuose dažniausiai kyla automatinės mintis ir panašiai. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, stovi 2 žmonės prie salotų baro. Vienas galvoja, ne, imsiu tik pusę salotų porcijos, jau matau, kiek čia daug tų kalorijų, skaičiau, kad padažė yra 100 ir net nejauti, kai valgai. Ir iš viso koks skirtumas, vis tiek storėjau, vien pažiūrėjus į maistą ir niekada į tos džinsus nebetilpsiu, kas iš viso mylės mane tokia stora. Visa minčių grandinė. Kitas galvoja, kokias gražios salotos, paimsiu dar ko nors, kas turi ir baltymų, gal dubenėlių lęšių sriubos, pavyzdžiui. Kaip gerai, kad praėjau tas spurgas ir paėmiau šitas salotas ir kaip gerai jose atrodo agurkėliai. Jau jaučiu, kaip smagiai atraškės tarp dantų. Vakare pasigaminsiu tos moliūgų sriubos. Tai spėkit, kuris iš tų 2 žmonių pavalgys sveikiau, nesilaikys dieto, nesiims savęs kankinti neprivalgymu, nevarstys naktį šaldytuvo durų ir neieškos deserto po tų pačių salotų. Turbūt atsakymas maždaug akivaizdus. Tai linkiu pagalvoti, ką galvojat valgydami, kokias mintis suvalgot kartu su savo maistu, nes nuo kai kurių minčių akivaizdu lieka ne pats geriausias ir ilgadienis poskonis. Skanaus. Taikos ir ramybės.